čia antra melagė. Na, tai kabina mane raudona vėliava, aš manau, nežaiskim. Tai viskas, ane, tašką dedam. Aš paskambsiu su Jakiu tada, kad pasakysiu. Gerai irgi, kad... Nu, gerai tada iki. Pasitarėm ir nusprendėm, kad kabinsim vėliavą raudoną, nes didėja trauka į jūrą, išmuštos gilios duobės. Tai kad nerizikuotumėt savo gyvybę, maudytis laikinai uždrausim. Kartoju, užsikelkime raudoną vėliavą, tiesiai supratot. Šeštas suprata keliam. Vienuoju suprata. Aštuntas suprata keliam. Ir pranešimus tegu padaro. Krantės 7. Krantės 7 suprata. Užsirašot į žurnalą, kada keitėt vėliavą ir nepamirškit pranešimų žmonėm. Mėnesio poilsiautojai. Dėl pasikeitusių oro sąlygų iškelta raudona vėliava. Tai reiškia, kad jūroje maudytis yra griežtai draudžiama bei pavojinga gyvybei. Kartoju, iškelta raudona vėliava. Jūroje maudytis yra griežtai draudžiama bei pavojinga gyvybei. English? Guys, there's a red flag, yeah? So, swimming in the ocean is forbidden today. Okay. Okay, because Baltic Sea is really dangerous. Okay. So, don't go swim. If you go to the water, just up to knees, okay? Don't go deep, don't go far, okay? Just up to knees. Okay. I'm really serious because it's Baltic Sea, alright? Yeah. It's really dangerous, alright? Thank you. Cheers, boys. Thank you. Thank you. Nueikit iki nudistų pliažo ir pažiūrėkit poilsiautojai Sveiki. apie... Taigi sakėm, kad raudona vėliava maudytis negalima. Vaikščiu, aš tam pėsčiom Nu ir kas raudona vėliava yra? Matom, kad plauk visą kitą, bet vien pavyzdį turi atrodyti kiti žmonės. Vat. Normaliai, supratau. Mes suprantam, kad norit matyti visą kitą. Reaguoju. Nebuvo atėję įspėti. Taigi yra Papnio ribos, raudona vėliava. Maudytis negalima. Kitas bus su policija įspėjimas. Vasara jau įpusėjo, kabo raudona vėliava, X diena, langos didelės, šilta, patrulių darom iš vandens. Jau vien išvaryti, nieks neklauso. Penktadienis bus reikalų. Слушайте, слишком пьяные, да, если еще раз море придете, выйдите с
спрашивать полицию, пока вы палите. Хорошо. Так поняли. Iškelta raudona vėliava, maudytis griežtai negalima. Jūra nėra dabar labai pavojinga žiūrint į ją vizualiai, bet yra povandeninės srovės labai gilios. Tai mes vis tiek palaukiam, nes šiaip didžiausias skendimai ir vyksta ne kaip didžiausias bangos, o kai pradeda keistis oro sąlygos, ar bangos didėti, arba mažėti. Tai kai žmonėm atrodo, kodėl negalime eiti maciją, jeigu visai atrodo saugu, bet taip tik atrodo, iš tikrųjų yra visai kitaip. Tai todėl mes leidžiam pabraidyti visą kitą, bet iki juosmens ir ties plūdurais ar dar toliau, tai jokiais būdais. Tai mes griežtai varom ir įspėjam, kad nebereikalo taip, nes kokia dabar jūra yra, daugiausiai skendimų ir būna. Būkit atsargus. Labą dieną. Sustokit. Kodėl pažeidinėt paplūdimio taisyklės? Не, на русском не можно. По-русскому? Да, я... По первому. За буйки плыть нельзя. На второму, и это главное. Ну я-то плавать Главное, умею. вы пьяны. Ну вы, я плавать умею. Пьяны быть на общее место строго запрещено. Так у вас теперь два выбора. Первое. Собираете вещи и уходите с пляжа. Второй выбор. Мы вызываем полицию и вас Нет, не везем. надо полицию. Хорошо, мы ждем, когда вы соберетесь. Kvietimą, kad jūroje galimai negyvas ruonis. Tai štai pranešėm tarnybom, atvažiuos susirinks. Tai va, ruonis yra ir ką daryti, jeigu jūs pamatote ruonį prie jūros, tai galit pranešti gelbėtojam arba paskambinę 112, sujungsiu tarnybom atitinkamom, arba yra numeris specialus, kur visokius negyvus gyvūnus atvažiuoja ir susirengia institucijos. Tai nereikia bijoti, čia jūrai normalu yra, kad negyvus žuvis, žinduolius išmeti į krantą, tai toks gyvenimas yra. Čia dėl gyvūnų, taip. Čia skambina gelbėtojai, mes buvom kažkada kalbėję, pas mus vėl ruonį išmetė. Antroji melnragiai. Aha. Jo, čia išnaudys su pliažą mes pasim. Gerai, ačiū. Iki. Gerai, ačiū tada. Viso. Da, gerai, kad esi didelis. Nu, aš ir gal manęs klausė, nes aš esu didelių, matė čia jaunikis kaip. Jo, Daug metų dirbau, tai jau visokių buvo. Čia dar būna tokių išvis ištydžiau, apkandžiau. Išpūvę ten visą kitą. Nebūna žiauriai. Nu, aišku. Gerai, varam toliau mes budėti.